Nuo automechaniko iki kosmetiko, nuo floristo ar kirpėjo iki automatinių sistemų priežiūros mechatroniko. Visos modernaus šiuolaikinio profesinio mokymo ir karjeros galimybės laidoje Būk profesionalas. Taip, vis dėlto gerai fotografijai reikia žinių, patirties ir įgūdžių. Todėl šiandien kaip tik ir kalbėsime apie fotografo profesiją. Nauja galimybė gimnazistams susipažinti su profesija tęsiant mokslus savo mokykloje. Pirmiausia, reikia pažinti tą profesiją. Labai džiaugiuosi, kad dabar atsirado tokia galimybė. Laida Būk profesionalas tęsia ekskursiją po profesinio mokymo pasaulį. Šiandienos mūsų herojus nors ir labai jaunas, tačiau labai talentingas ir kaip žuvis vandenyje jaučiasi fotografijos pasaulyje. Nepaisant to, Aleksandrui tikrai buvo labai įdomu sužinoti apie naujoves, kurias nuo šių metų siūlo profesinės mokyklos. Šešiolikmetis Aleksandras šiuo metu mokosi Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje. Nors daugelis jo bendraamžių dar tik pradeda galvoti apie savo ateitį, Aleksandras sako, dėl savosios apsisprendęs jau gan seniai. Fotografija mano gyvenime atsirado taip, kad tiek mano senelis, tiek mano tėtis abu šiek tiek fotografuodavo. Senelis galbūt fotografuodavo seniau, tai jis daugiau pasakojo istorijų apie tai, o tėtis tiesiog fotografuodavo. Kaip aš pats prie to prisiliečiau, tai tiesiog namuose radau tėčio fotoaparatą ir nusprendžiau pabandyti jo fotografuoti. Vos paėmęs fotoaparatą į rankas, Aleksandras akimirksniu suprato, kad nori siekti tėčio ir senelio pėdomis. Jaunas vaikinas pradėjo savarankiškai mokyti šio amato, o jau netrukus, neprašydamas jokio atlygio, pradėjo fotografuoti įvairius renginius. Viename iš tokių susipažino su garsiu renginių fotografu Gabrieliumi Jauniškiu, kuris ir tapo pradedančio jaunuolio mokytoju. Tai Gabrielius ir buvo tas žmogus, kuris davė daugiausiai žinių, kartu su juo teko ir fotografuoti didesnius renginius, kurie išmokė labai daug įvairių dalykų. Tam, kad galėtų suderinti mokslus ir savo aistrą fotografijai, Aleksandras privalėjo išmokti kruopščiai planuoti savo laiką. Todėl dabar pirmą dienos dalį jaunuolis skiria mokslams, o vakare ima fotoaparatą į rankas ir keliauja fotografuoti renginių. Apie savo ateitį vis pagalvoju, manau, kad dar kokius 10 metų tikrai norėčiau fotografuoti renginius. Savaime suprantama, norėtųsi, kad tie renginiai vis didėtų, o vėliau galvoju, jog būtų įdomu prisidėti prie įvairių fotografijos technologijų tobulinimo. Tai yra galbūt netgi ir prie įrangos kūrimo, o galbūt prie įvairių sistemų, kurios tiesiog leistų fotografams greičiau, patogiau ir geriau atlikti savo darbą. Apie tai, kad nuo šių metų profesinės mokyklos siūlo dar besimokantiems vidurinėje mokykloje ar gimnazijoje mokytis patikusios profesijos, Aleksandras sužinojo atsitiktinai vieno pokalbio su pažįstamu metu. Aš manau, kad kai tu mokaisi gimnazijoje ir kartu bandai tam tikrą profesiją, tu gali tiesiog sutaupyti šiek tiek laiko, nes kitu atveju tu turėtum galbūt netgi keisti kelis universitetus, o čia viską gali išmokti dar per tos pačius 12 mokslo metų. Nors Aleksandras jau yra sukaupęs nemažą patirtį, tačiau sako esąs įsitikinęs, kad gilinti žinias ir tobulėti būtina nuolat. Apie profesinį mokymą daugiausiai esu girdėjęs įvairių stereotipų, kad profesinėse mokyklose dažniausiai mokosi tie, kuriems sunkiau sekėsi mokykloje ir dėl to nepavyko įstoti į universitetus. Na, tikiuosi, kad šiandien šį stereotipą pavyks sugriauti. Juk jei tu nori būti konditeris, nereiškia, kad turi prastai mokytis mokykloje. Galbūt tu mokaisi gerai, bet vis tiek tai, kas tau smagiausiai sekasi ir geriausiai patinka veikti, yra konditerija. Labas, Aleksandrai. Labas, Elena. Ar dažnai būna tokių dienų, kad galima tave pamatyti be fotoaparato rankose? Rytais čia galima, vakarais dažniausiai su fotoaparatu. Na, ne veltui esame prie tavo gimnazijos, nes kiek žinau, tave sudomino galimybė besimokant ir joje, taip pat mokytis ir profesijos, tiesa? Tikrai taip. Tad gal nieko ir nelaukime, keliaujame į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą, o kol mes susipažinsime su fotografijos profesijos mokytoja Jogaile Butrimaite, mano kolega Mindaugas apie profesinio mokymo galimybės kalbėsis su Elena Pelakauskiene. Jeigu jums užduotų klausimą, Elena, pasakykit, kodėl verta rinktis tą profesinį mokymą? Aš manau, kad pabaigus profesinę mokyklą visada žmogus turi amatą. Turėti amatą bet kuriuo metu yra labai svarbu. Galbūt šiandien jis nėra toks svarbus, galbūt baigsime aukštąją mokyklą, bet
turimi praktiniai įgūdžiai, kaip mes sakom, profesinė mokykla suformuoja praktinius įgūdžius. Ir toliau juos turint savo rankose galima visada turėti ir ar kurti verslą, ar turėti savo amatą, ar galų gale įkūrus mažą įmonę tame regione būti labai reikalingų ir populiarių. Šiemet turime šiek tiek naujojų pasikeitimų profesinį mokymą. Kaip jau turbūt visa visuomenė žino, kad visas profesinis mokymas dabar yra modulinis, kad kiekviena profesinio mokymo programa yra sudaryta iš modulių. Ir šiais metais yra viena iš naujovių, kad mokiniai besimokantis gimnazijose, vidurinio ugdymo mokyklose, pagrindinėse mokyklose jau po 8 klasės gali rinktis modulį ir ateiti po pamokų mokytis į profesinę mokyklą tam tikros programos, tam tikro modulio. Viena tai, kad jie jau įgys kažkokių pradinių įgūdžių, galbūt tas modulis jiems padės apsispręsti gyvenime, o galbūt jie tos įgūdžius kažkur pritaikys, reiškia, ir galės naudoti kažkokiam ar darbe, arba jie galbūt pagalvos ir toliau norės mokytis profesinėje mokykloje. Tai nereiškia, kad jie išeina iš savo mokyklų, jie turės 2 sutartis, viena bus su ta mokykla, kurioje mokosi kasdien, ir su profesinė, kuria ateina mokyti šito modulio. Tai yra eksperimentas, kad po 8 klasių pabaigę gali ateiti mokytis į profesinę mokyklą. 4 metam, per tos 4 metus jie baigs vidurinį ugdymą, gaus brandos atestatą ir gaus profesinio mokymo diplomą. Reiškia, 4 metai duos 2 dokumentus. Baigiau 8 klases ir turiu norą pasimėginti automechanikos specialybės. Aš galiu pasirinkti modulį ir kažkurį laiką susipažinti su visa šita profesija iš arti. Žodžiu, modulinė mokymė yra taip, kad visa programa yra sudaryta iš modulių, bet kiekvienoje programai yra moduliai, kurie yra pradžiai privalomi, kad eitum toliau tą programą. Tai šitas modulių pasirinkimas, kurį aš kalbu 8 klasių, tai jis yra pradedamas nuo to pradinio modulio, kuris įveda į programą. Ateinu po pamokų, ar gal susiderinu su mokykla, galbūt tai yra visiškai šalia profesinės mokyklos, kaip aš sakau, per kelią ar netoli, ir atbėgu po pamokų mokytis to modulio. Mes turėsim net pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su ta mokykla, iš kurios ateis mokinys, kad 2 mokyklos ugdo vieną jauną žmogų. Kągi, aš manau, kad jūs dar kartelį įsitikinote, kad profesinis mokymas gali būti puikia pradžia jūsų karjerai. Elena, ačiū labai jums, o aš skubu pas kitą Eleną. Jogaile, susipažinkite su Aleksandru, jis nori būti fotografu ir, man atrodo, atvykome tikrai į puikią vietą susipažinti su fotografo profesija. Tai galbūt galite papasakoti, kokioje erdvėje mes čia esame. Tai mes šiuo metu esame analoginės fotografijos laboratorijai. Tai čia visada dirbam taip romantiškai prie raudonos šviesos ir tikrai labai daug mokinių nustemba, atėję čia, atradę tą senosios fotografijos dalelę ir galimybę prisiliesti prie negatyvo, prie tos senosios fotografijos, pažiūrėti, kaip vaizdas išryškėja po truputėlį įdėjus popieriui į ryškalą ir, žodžiu, tikrai pamiršta laiką. Čia atėję, dažniausiai ateina iš ryto ir jau kažkaip išeina, žiūri, o jau ir vakaras atėjo, tikrai užsimiršti čia dirbdamas. Tu, Aleksandrai, esi mūsų jaunosios kartos atstovas, šiuolaikinės fotografijos atstovas. Ar tau čia viskas matyta, ar vis dėlto niekada nebuvai tokioje patalpoje? Tokioje patalpoje tikrai dar nesu buvęs, kiek pamenu. Šiek tiek apie patį procesą esu girdėjęs, taip pat mano senelis apie tai yra pasakojęs, bet pamatyti viską iš arti ir dar kartą išgirsti iš mokytojos, kaip viskas vyksta, tikrai buvo labai įdomu. Tai sakykite, ar dažnai moksleiviai domisi galimybę mokytis ir gimnazijoje, galbūt vidurinėje mokykloje ir tuo pačiu mokytis fotografijos? Aš manau, kad čia toks labai naujas dalykas ir dar nėra tiek daug reklamos, galbūt mažai kam teko dar išgirsti, kad yra tokia galimybė, kad gali likti mokytis savo gimnazijai ir papildomai to laisvo laiku po pamokų ateiti mokytis jau profesijos. Tiesiog susipažinti su tą profesiją. Tai, manau, ateityje, gal po kokių metų, mes turėsim labai daug norinčių ir turbūt negalėsim visus sutalpinti. Šiai dienai dar yra tikrai ne toks didelis jų skaičius, bet jau atsiranda besidominčių. Na, jūs pati sakote, kad tai yra naujas mokymosi būdas, tai kuo jis ypatingas? Turi galimybę gimnazistai pasirinkti modulį, kokį jie nori mokytis. Nes galbūt yra kai kurie jau savaiminiu būdu įgyja žinių, kaip naudotis fotoaparatu ir jiem galbūt nebereikia to pačio pirmojo modulio. Jie gali ateiti tiesiog mokytis į studiją, studijinio apšvietimo
ar fotografijų spausdinimo, ar postprodukcijos. Tai tokia labai didelė laisvė pasirinkimo. Ir galima paskui pabaigti tos mokslus ir gauti kvalifikaciją. Ir tada jau, kai pabaigs gimnaziją, gali ateiti įstoti. Tie moduliai, kuriuos jis jau mokėsi, jam kartoti jų nereikės, vadinasi, sutrumpėja mokymosi laikas. Ir tiesiog pabaigus kitus modulius, išlaikius kvalifikacinį egzaminą, jis jau įgyja pilnai tą profesiją ir gali įdirbti. Jeigu toks moksleivis kaip Aleksandras norėtų pradėti mokytis kartu ir tęsiant savo pamokas gimnazijoje, ką jis turėtų daryti ir kur jis turėtų kreiptis? Tai pirmiausia, aš galbūt linkėčiau ateiti pas mus susipažinti, pamatyti, kokios yra galimybės, ką jisai gali išmokti ir ką jisai mokysis kiekvieno modulio metu. Nes yra galimybė susipažinti su pačia programa ir paskaityti, kas sudaro tą modulį, bet labai dažnai ta informacija jinai tokia labai konkreti, bet neišsami gal tiek stipriai, kad suprasti, kokias žinias galėtų įgyti čia. Tai pirmiausia, linkėčiau ateiti. Jeigu moksleivis susižavi fotografijos profesiją, bet galbūt neturėjo sąlygų anksčiau įsigyti savo fotoaparatą, ar jūsų mokykla suteikia tai mokymosi procesui? Taip, mes tikrai turim galimybę ir turim pakankamai tos fotoaparatūros suteikti, ypač pirmaisiais mėnesiais tai tampa labai aktualu, bet labai dažnai mokiniai greitai įsigijo ir savo aparatūrą ir gali ją įsigyti iš buvusių studentų, galbūt neinvestuojant iš pradžių tokių didelių sumų, bet iš tikrųjų mes galim ir suteikti, tikrai yra pakankamai tos įrangos. Na, aš manau, kad Aleksandras tikrai turi jau ir nemažai įvairiausių žinių, bet taip pat būtų įdomu ir išbandyti jo žinias, tai galbūt jūs jo gali esate parengusi jam užduotį. Taip, žinoma, turim užduotį. Šį kartą ne analoginės fotografijos, čia dar truputėlį reikės pasimokyti, manau, bet keliausim į studiją ir bandysim sukurti verslo portretą. Tau pačiam, Aleksandrai, ar yra tekę daryti tokius portretus, ar tu vis dėlto kitokius dalykus fotografuoji? Su verslo portretais nelabai esu užsiėmęs, kadangi daugiausiai fotografuoju renginius ir įvairių reportažinės fotografijos daugiau stiliaus užduotis. Taigi, atkeliavom į studiją, Aleksandrui paruošta visa reikiama technika ir užduotis skambės taip: verslo portretas baltame fone vidutiniu planu. Tai prireiks 4 šviesos šaltinių. Pirmiausia, reikėtų lygiai išsišviesti baltą foną naudojant 2 šviesos šaltinius ir gražiai išsišviesti portretą iš 2 pusių lygiai, išvengiant šešėlį. Tai galim pradėti. Gerai, pabandom. I don't care if people don't like what they see, 'cause I get a kick out of people looking at me. I'm feeling good on a hot, hot day. 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 Manau, turim rezultatą, galbūt galim pasižiūrėti. Jo, turim. Tuoj. Na, labai įdomu iš tiesų, kas gavosi. Man buvo irgi nauja patirtis. Na, modelio darbas, galėčiau pasakyti, irgi nėra lengvas, kaip manau ir fotografo. Bet patiko. Na, visai nieko, tikrai. Geras fotografas, ar ne? Taip, taip. I really like to be on top of the world. Kadangi nuotrauka buvo verslo portretas, darėm būtent LinkedIn puslapiui. Manau, kad turėtų būti rimtesnis kadras, su rimtesnė emocija, tai išsirinkau būtent štai šį. Kaip Jūs manot, ar tinkamas variantas mokyti? Techniškai atlikai tikrai viską labai puikiai, lygiai gražiai išviestas baltas fonas, ant veido nesimato jokių šešėlių nepageidaujamų. Tai nebent kažkiek galbūt galėtų būti kadravimo, ar ne, jeigu taip galvotumėm apie formatą, bet labai dažnai mes ir kvadratą galbūt naudojam, ir kvadratą čia tikrai puikiai apsikirptų, ar ne. Turiu pagirti, tikrai puikus rezultatas. Dėkui. Tai jūs, Jogailė, kaip mokytoja, kokį pažymį šiandien rašot Aleksandrai už šį verslo portretą? Manau, kad galima būtų parašyti ir puikiai. Nors garsiai mes pažymių sakyti negalime. Na, bet tikrai puikus įvertinimas, bet kadangi Aleksandras yra, fotografuojantis nuo mažų dienų savo mokslis, ką galėtumėt jam patarti? Kokių galbūt patarimų galėtumėt taip pat dar duoti? Aš manau, patarimas tai
kuo dažniau fotografuoti, kuo įvairiau fotografuoti, ar ne, kad tų žinių nepritrūktų iš įvairių sričių, nes jisai minėjo, kad daugiausiai galbūt dabar dirba reportažo srity, tai vat, manau, studijai galėtų pastiprinti savo žinias, pažaisti su įvairesniais apšvietimais, o šiaip, manau, ir puikiai jam sekėsi bendrauti su klientu, ar ne? Tikrai taip, labai malonus fotografas, iš manęs tik tais geriausias rekomendacijos. Aleksandras yra jaunas moksleivis, bet kodėl patartumėte jam rinktis profesinį mokymą ir įgyti fotografo profesiją būtent čia pas jūs? Manau, kad didžiausias pliusas, koks yra mokantis ar profesinėje mokykloje, ar bet kokioje ir aukštoje mokykloje, yra tas žinių susisteminimas, ar ne? Kad čia iš eilės, žingsnis po žingsnio įgysi kiekvieną tau reikalingą kažkokį tai smulkmenėlę sužinosi ir išmoksi visas techninės galimybės, ar ne? Nes labai dažnai savarankiškai besimokant atrandama viena ar kita kažkokia labai įdomesnė galbūt stilistika ar kažkokia techninė savybė ir labai koncentruojamas į ją. Labai daug informacijos susirinki, bet tarsi nebematai, kas yra aplinkui, ar ne? Taip, ir kad galbūt ir ten dar galėtum kažką tai sužinoti. O čia atėjęs gauni visą bendrą informaciją ir tada jau pasirenki, ar tu labiau gilinsies ten, ar labiau gilinsies ten, ar ne? Ir tokių galbūt ir negirdėtų dalykų gali atsirasti. Aleksandrai, kaip tu vertini mūsų šiandienos dieną, kas tau labiausiai čia patiko? Tikrai diena praleista labai naudingai, išmokau pats naujos šiek tiek informacijos gavau, kaip fotografuoti verslo portretą. Ir tikrai manau, kad būtent studijos modulį norėčiau čia mokytis, kadangi, kaip ir minėjo mokytoja, visa informacija yra susistematizuota, dėl to galima viską išmokti labai lengvai. Ir kadangi tu čia turi ateiti kelis kartus per savaitę, tiesiog ta rutina leidžia rezultatų siekti labai nuosekliai, ko galbūt yra sunkiau daryti mokantis vienam su įvairiomis internetinėmis svetainėmis. Aleksandrai, aš manau, kad mūsų laidą žiūri daug ir tavo bendramžių arba jų tėvų, na ir jų tarpe yra tokių, kurie nežino galbūt kokią profesiją jiems rinktis. Ką tu jiems galėtum patarti? Tai manau, kad svarbiausias patarimas yra tiesiog išbandyti kuo daugiau sričių, nes kuo daugiau dalykų žmogus yra išbandęs, tuo jam lengviau pasirinkti, nes jis žinos, kas jam patinka ir kas ne. Ir taip tikrai nepadarys jokios klaidos. Dėl to labai džiaugiuosi, kad dabar atsirado tokia galimybė išbandyti įvairias sritis profesinėse mokyklose, kol dar mokaisi paprastoje gimnazijoje. Tai manau tikrai yra labai naudinga ir gali sutaupyti keletą metų studijuodamas tą profesiją, kurią nori. Ačiū Jums, Jogailė, buvo tikrai labai įdomi diena. Ačiū Jums. Ir ačiū tau, Aleksandrai, aš labai tikiuosi, kad tu daug dalykų sužinojai ir kad tu dar praversi šio mokymo centro duris. Ačiū labai. Na, kad tas pasirinkimas būtų lengvesnis, mano kolega Mindaugas dabar kalbasi su šio mokymo centro direktore Rita Pečiukaityte. Šalia manęs Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro direktorė Rita Pečiukaitytė. Sveiki, Rita. Sveiki. Rita, įsivaizduokim tokią situaciją. Turime jauną žmogų, baigusi 10 klasių, kuris jau kaip ir norėtų įgyti galbūt profesiją, bet jis nenori atsisakyti mokslo savo dabartinėje gimnazijoje. Ar šiuo metu yra kažkoks sprendimas tokiam jaunam žmogui? Taip, nuo šių metų yra sprendimas, kad įgyti profesiją tu gali, jisai buvo jau labai seniai, tai yra profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa. Tai yra labai geras kelias pradėti savo karjerą. Bet renkantis profesiją labai dažnai būna, kad, pavyzdžiui, paimsim fotografiją. Kas tai per to profesija? Kaip ją imti? Ir iš karto eiti mokytis 3 metus, tai lyg ir per daug drąsu. Todėl ir buvo sukurtas šitas modelis, kad mokinys, besimokindamas gimnazijoje, viduriniai mokyklai, jau 1, 2, 3, 4 gimnazijiniai klasiai gali pasirinkti vieną modulį iš pasirinktos jam patinkančios profesijos. Ir tėvai, ir mokiniai pradeda apie tai galvoti, kad karjeros geriausias kelias yra per profesijos mokymą. Pirmiausia, reikia pažinti tą profesiją, kur tu nori tapti pačiu geriausiu ir pradėti nuo profesinio mokymo, nes čia yra pagrindai duodami. Pavyzdžiui, jeigu tu nori tapti stilistu,
Tu turi išmokti siūti. Tu nori, nenori, tai turi žinoti. Gali pas babą mokintis arba gali, kaip sakant, eiti ir Taip. mokytis. Taip, ir jeigu mokinys jaučia, kad, pavyzdžiui, jisai labai su floristika, labai su fotografija, labai su kosmetika, labai nori tapti kirpėjas, visa šeima kerpa, visa šeima dažo plaukus. Leisti vaikui pabandyti. Tegul jis eina į profesinę mokyklą ir ten gaus vidurinį išsilavinimą. Bus sutaupomi metai ir jisai kartu jau baigdamas gimnaziją, dar 1 metus tik pasimokinęs, jisai jau gauna pilną kvalifikaciją, tampa profesionaliu kirpėju, kosmetiku, fotografu. Aš norėjau klausti, kad jeigu aš po 10 Užskaito. klasių pabaigiau modulį, pavyzdžiui, jūsų centre, tai galiu stoti pas jūs ir automatiškai man Taip. šiek tiek susitaupys. Taip, o galbūt po 10 metų jūs tik tai sugalvosit, kad jūs norit fotografijos. Ir aš mano galios prieš 10 Ir metų. taip, ir galios, ir jūs ateisit ir jums nereikės pinigėlių mokėti už tą modulį. Kame bus misija dabar profesinės mokyklos? Įskiepyti tą meilę tai profesijai, kad jinai yra labai įdomi ir kad jos reikia daugiau mokintis. Vienas modulis yra labai mažai. Ten būna tik pati pradžia. Ir jisai būdamas kartu su, mokydamasis kartu su tais mokiniais, kurie jau įstojo pas mus tapti profesionalais, tai yra labai geras dalykas. Pamatyti jų galimybės, jų darbus, jų atsiskaitomuosius darbus, ką jisai galės pasiekti tame. Ir jeigu jam ta profesija patinka ir tinka, ir ypač paslaugų srityje, nes tai yra darbas su žmogum, su gyvu žmogumi. Ačiū labai Jums, Rita, už tokį pokalbį, kad aš dabar sužinojau kur kas daugiau, o mes grįžtame pas Eleną. Vesi mane mokytis? Ne, tiesiog pabuvus Aleksandru užplūdo tokia nostalgija mokyklai. O aš negaliu atsistebėti, kad jaunuoliai, norintys pažinti profesiją, dabar tai gali daryti labai anksti. Profesinės mokyklos tikrai keičiasi, todėl, mieli tėveliai, jeigu jaučiate, kad jūsų dukra arba sūnus turi potraukį profesijai, paskatinkite juos mokytis. O mes šiandien atsisveikiname ir sakome. Pasimatysime kitą šeštadienį. 11:30 per TV3. Nuo automechaniko iki kosmetiko, nuo floristo ir kirpėjo iki automatinių sistemų priežiūros mechatroniko. Visos modernaus šiuolaikinio profesinio mokymo ir karjeros galimybės laidoje Būk profesionalas.